nuo didžiausios nesąmonės iki gyvenimo būdo. Kažkada aš pati išgirdusi apie tinklinį marketingą sakydavau, tai yra didžiausia nesąmonė, tai yra ne man, aš niekada tuo neužsiimsiu, niekada apie tai nekalbėsiu, niekada neskleisiu šios žinutės ir tai yra didžiausia nesąmonė. Ir man tada pritarė labai daug žmonių. Bet mano gyvenimui šiek tiek apsivertus, pasikeitus požiūriui, atsibodus rutinai, atsiradus norui kažką pasiekti daugiau, kažką kito išbandyti gyvenime, atėjo jis vis dėlto į mano gyvenimą ir aš priėmiau sprendimą veikti ir gavau daugybę motyvacijos, nes galiu pakeisti ne tik savo šeimos gyvenimus, bet ir kitų moterų gyvenimą, padėti joms pamilti save, siekti finansinės laisvės, sužydėti, pražysti, įgyti daugiau savigarbos, pasitikėjimo savimi. Šios veiklos dėka į mano gyvenimą atėjo saviugda, kuria be galo džiaugiuosi ir visiems rekomenduoju ją propaguoti. Atėjo naujos pažintys, nauji projektai, savęs realizacija ir neprimestas noras veikti. Kai aš matau, kad žmonės eina į darbą per nenorą, bet per reikalą, nes reikia uždirbti pinigus ir panašiai, aš visą tai darau su didžiausiu noru, su didžiausiu malonumu, išbandau produktus, juos rekomenduoju, dalinuosi apie juos, nes tai man labai patinka. Taip pat šios veiklos gavau tikrai neįkainojamos patirties, nes šiaip reikia ir verslo žinių, ir psichologinių žinių, ir viešo kalbėjimo, ir organizacinių sugebėjimų, ir daug visko, ir visą tai aš vis dar tobulinu, plėčiu savo komforto zonos ribas, kas be abejo tai man labai patinka ir tikrai mane veža, kai tuo gyveni, tuo kvėpuoji ir tuo užkrėti kitus. Tai ir tampa tavo gyvenimo būdu. Jeigu ir tu kažkada taip galvoji, kad tai yra nesąmonė, kviečiu tave apie tai padiskutuoti, pakalbėti. Žinoma, aš kai jau ėmiausi šios veiklos rimtai, daug mažiau žmonių man pritarė negu tada, kai sakiau, kad tai yra nesąmonė. Bet aš džiaugiuosi priėmus tą sprendimą ir džiaugiuosi, kad galiu su jumis dalintis šią žinutę. Tad jeigu ir tu ieškai kitokios veiklos, nori veiklos iš namų, nori tobulėti daugelį sričių, aišku, ir uždirbti pinigų, ir auginti save kaip asmenybei, parašyk man, papasakosiu savo patirtį, pasidalinsiu savo patirtimi, kodėl maniau taip tada, kodėl manau taip dabar ir galėsim padiskutuoti, ką gali žinoti, gal tai bus sprendimas, kurio tu taip pat nesigailėsi, kaip ir aš nesigailiu šią dieną.